Labą dieną. Labą dieną. Šiandien pirmą kartą, mes Kastyčiu toli gražu ne pirmą kartą, susitinkam tokioje idėjiniai produkcijai, kurią pasigalvom pavadinti Miestas iš kaimo. Pavadinimas toksai savotiškai provokatyvus, savotiškai žaidžiant tam tikrais aliuzijom ir asociacijom. Griežtas labai pavadinimas, sakyčiau. Nes mes labai griežti. Ir šį kartą susitikome iš tikrųjų mes trys, tai yra aš, Silvija, Kastytis ir už kadro esantis Giedrius, tam, kad galėtume kalbėti apie filosofiją, apie gyvenimą, apie miestą, apie kaimą, tam, kad galėtume turbūt tiesiog pasakoti apie tai, kas mums svarbu, aktualu ir įdomu. Ir priminti, kad kaime galima turbūt, kad kaime gimsta ir daug gražių minčių, periferijoje gimsta ir daug gražių idėjų, iniciatyvų, kurios nebūtinai yra susijusios su žemės ūkiu, kuris neabejotinai yra reikalingas, bet mes to nemokam, todėl mes darom kitus dalykus, kurie mums yra įdomus, svarbus. Ir todėl pačią pirmą laidą turbūt ir norėtume atsakyti į klausimą, bent jau aš labai norėčiau atsakyti šį klausimą ir už tai jį priverčiu atsakyti ir Kastytį, tai yra kodėl pasaulis ir kodėl iš kaimo. Aš iš tikrųjų dabar pagalvojau, tai pasakai, gražiai pristatei čia mūsų tokį projektuką ir aš prisiminiau labai įdomią iš tikrųjų Gintaro Beresnevičiaus amžiną jam atilsį mintį, kai jisai viena iš savo knygų, man atrodo, vadinosi Imperijos darymas, jeigu neklystu, ta knyga tokia labai įdomi, su ambicija, apie lietuvišką tokią iš tikrųjų ambiciją. Knyga ir tokiam nuėjusi gal į užmarštį, bet jisai taip įdomiai sąja, kad visas tas pats progresas tai taip atsitinka centre, bet visos prielaidos progresui kažką rimtai pasiekti, jos visą laiką atsiranda, ne kaime, bet kažkur pariby, kažkur, kas yra marginalu, kur, tie visi kultūriniai, net fizikos dėsniai yra neapibrėžti. Sako, Jėzus ateina iš Nazareto, kas gero gali būti iš Nazareto. Newtonas irgi turėjo palikti Londoną, kad jam nukristų obuolys, reiškia, ant galvos. Ir sugalvotų tą principę matematiką visą ką. Tai vat ir mes ateinam iš kaimo. Čia toks humoro jausmas savotiškas. Turbūt tas apskritai skubėjimas, bėgimas šiais laikais ir jo labiau, kad viskas yra prieinama. Viskas yra prieinama. Net mūsų vizualizacija, kurią galvoju YouTube kanalui, mes puikiai padarėme dviesi su ChatGPT. Tai iš esmės, kad ta prieiga mes turime tokią pačią mieste, tokią pačią turime periferijoje. Žinai, Beresnevičius irgi nagrinėjo iš vienos pusės, iš kitos pusės mano mėgstamas Markesas, kurio turbūt pagrindinis grandų knyga yra, ir turbūt mano bene mėgstamiausia knyga skaityta, nežinau, 5-6 kartus, 100 metų vienatvės. Prasideda irgi nuo to, kad pirmiausia, neįkuriamas joks ne miestas, pirmiausia yra bėgama. Bėgama, aišku, ne tik dėl to nusikaltimo, kuris tuo metu įvyko ir ten toks nelabai suprasi, ten įvyko, neįvyko tas nusikaltimas, nes tikrai įvyko, bet ar buvo išprovokuotas ir kaip po to ta auka galbūt gale tampa savotišku draugu. Magiškasis realizmas to ir įdomus, kad jis yra toksai labai hipertrofuotas, ar savotiškas realizmas, kas galėtų būti, jeigu būtų. Kuomet jaunos šeimos išvyko tiesiog kurti kažko naujo, kurti savo gyvenimą ir sukūrė iš pradžių savotišką rojų, kuris po to tapo miestų su taisyklėmis. Tai aš irgi taip tau pritardamas iš karto sakyčiau, kad neskaičiau Markeso 6 kartus, bet gal 2. Tai jisai labai tokią archetipinę situaciją nubrėžia, kas liečia miestą, kur yra ir mūsų mitologija, mūsų toj pagrindiniai, reiškia, vakarų civilizacijos knygoje Šventajam rašte, nes iš tikrųjų miestas, toks kaip suprantama, su geležiniais įrankiais, pradžios 4 aprašoma, jisai atsitinka po to iš karto, kaip praktiškai pasiekmė, kai Kainas nužudo Abelį. Reiškia, yra kažkokia nedidelė vieta, kažkoks rojaus sodas, kaip ir Makondas šitam 100 metų vienatvės, bet paskui jisai išsivysto į kažką daug ir tai yra taip mitologiškai žiūri. Ta prasme, mes dabar taip šnekam visą laiką, kad miestas tai yra daug galimybių, daug paslaugų, didelė koncentracija, bet taip jeigu žiūrėt mitologiškai,
reiškia, tai pamatinių civilizacijos netgi požiūrių, tai nebūtinai yra kažkas gero. Bet blogas čia tikriausiai sutiks yra ne pats miestas, bet tai, į ką užkoduota, kad jisai ateityje virs. Tas toksai DNR, sakyčiau, nesutinki, nes, pavyzdžiui, ir 100 metų vienatvės labai įdomi ten. Iš pat pradžių tas gyvenimas toks paprastas, primityvus, o paskui kas? Turėti tiek, kiek pakanka, ne? Iš pradžių pakanka, kad yra gyvenamoji vieta, yra šeima ir yra šeimos, su kuriomis kartu gyveni. Be abejo, yra noras pažinti pasaulį ir mokslą. Čia dar irgi tas momentas, kuris inspiruoja per tos įvairiausius cirko atvykimus. Bet yra ir tie, kai paskui atsiranda valdžios atstovai, kur ten reikia namus dažyti mėlyną spalvą būtinai, nes yra toks įsakymas. Ir taisyklės, kurios mes miestuose sugebam priversti esam gyventi. Ir man, pavyzdžiui, tos taisyklės, jos nėra rašytos. Tai yra, rašytos kelių eismo taisyklės, kur, kaip pasakyti, ne visą laiką išeina jų laikytis, bet, pavyzdžiui, miesto tos tokios buvimo tokiai Tiranopolio stadijoje vienas iš tų tokių esminių momentų. Mes dabar iš tikrųjų viškai nukrypsiu, pas mane taip dažnai mintis pašokinėja, bet iš tikrųjų viskas ant galo tikiuosi susisieja tai su tuo, kad mes dažnai šnekam apie laisvę, reiškia apie laisvą pasirinkimą, laisvę kaip didžiausia įmanoma vertybė ir aš tiesą sakant su tuo sutinku. Bet ta laisvė tokiam gal mažam dalykė, bet jinai labai dažnai būna pribojama, kai tu stovi kokiam kamštyje, ne? Aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, 5 valandos, ten kur nors Vilniuje arba Kaune, ir tu negali nei išeiti, nei kažkaip, nes nepaliksi mašinos, jeigu tau reikia skubėti, neapvažiuosi nieko, nebėra to galimybės jokios, tu jau esi sraute. Nežinau, kiek tai paveikia pamatinį laisvės principą, bet aš apie tai labai dažnai pagalvoju, kai tenka būti, pavyzdžiui. Dabar jau ačiū Dievui rečiau ir tenka būti. Iš esmės taip, apie galimybę pasirinkti ir apie galimybę dažnai mes ir ypatingai mūsų šeimagi dažnai sulaukdome to klausimo, o kaip jums sekasi išbūti tyloje. Išbūti tyloje, kad atvažiavot gyventi iš miesto tarsi periferiją ir tokio buvimo. Ir ta tyla tai yra ne tik tai, kad sėdim ir čia paukščiukus skaičiuojam turbūt, ne, bet būtent nebuvimo kamščiuose, nebėgimo, nelėkimo ir tada tu staiga pamatai, kad ir to laiko galbūt truputėlį daugiau yra. Ir kad galbūt ne visą laiką, kai tu, nežinau, jautiesi kažkaip nejaukiai, ne vietoj, tu neišbėgsi į teatrą, į, nežinau, galeriją ir artimiausią barą. Tu toks truputėlį esi, tai eisiu mišką pasivaikščiot. Ir iš vienos pusės tai atrodo kaip siekiamybė, kai gyveni mieste, kad važiuoji periferiją, galbūt tai gali atrodyti sudėtingiau. Iš tikrųjų, tas išbuvimas pačiu su savimi, kuris, nežinau, kur link veda. Tai mes dabar einam prie tokios kertinės urbanistikos mokslų išvados. Miestas atsiranda ne tik dėl to, kad reikia, nes aš iš principo negaliu sutikti, kad tai yra tik utilitarus dalykas, bet dėl to, kad mums reikalingas kažkoks foninis triukšmas, kad nebūtų su savim. Šiek tiek. Ne, čia toks toli siekiantis dalykas, bet iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, pagalvoti tą visą tokią genezę, jau dabar mes nuo Švento rašto ir Makondo mitologinio miestelio literatūrinio netikro fikcijos, jeigu pereiti prie civilizacijų istorijos, ką dokumentuoja istorija, mes pamatysim, kad turim kažką labai panašaus. Pavyzdžiui, Janas Hoderis, karališkasis britų archeologas, nagrinėja Šatalkujų vietovę praktiškai vieną pirmųjų sėsliai apgyvendintų vietų, praktiškai pirmąjį miestą, nes jis turėjo tą visą funkcijų įvairovę, nustatė iš kasinėjimų, reiškia moksliškai tai, kad pirmas miestas, kaip bebūtų, susiformuoja ne dėl utilitarumo, ne dėl verslų, kurie jo darė, tai buvo žmonės, reiškia rankiotojai ir medžiotojai, kurie turėjo dabartinės Turkijos teritorijoje klajoti paskui gyvulius, reiškia, tam, kad pragyventų, jiems reikėjo klajoti. Ta prasme, kad pravalgytų. Tai yra labai svarbu, nes žmogus nori gyventi, kaip tai bebūtų. Bet, kadangi jie turėjo tokią bendrą pasaulėvaizdžio sistemą, bendrą sąmonės nuostatą, galėtume sakyti kažką, kas tai būtų kokia nors proto religija, sakykime, ne proto, tai turiu omeny neprotingą religiją, bet kažkas prieš religinę, kažkokia religinės sistemos šaknys, tai tie žmonės pasistatė miestą, kad jame galėtų visi kartu patogiau gyventi ir kultivuoti savo ritualus. Reiškia, tai jiems buvo nereikalingas dalykas.
Nebūtinas išgyvenimui. Neutilitarus. Netgi priešingai, ne? Jisai buvo jiem nepalankus. Tai kai jie apsigyveno, reiškia, mieste, jie išmoko žemdirbystės. Tai jiem trūko laiko. Miestas gyvavo ilgai, jisai buvo skirtingas nuo mūsų miestų, ta prasme, kad jame buvo mažai kaitos. Reiškia, labai stabili socialinė struktūra, nebuvo visiškai smurto. Aš dabar gal nesigilinsiu į tuos visus niuansus, kurie ten būtų gal neprimtini, kai kurie, kas buvo būtent, sakykime, prieš realiai 9000 metų, mes kalbam apie tokį laikotarpį. Bet pats miestas iš žmonių atėmė galimybę tęsti savo ekonominę įprastą veiklą, bet sukūrė naujų veiklų, tokių kaip žemdirbystė, gyvulininkystė. Bet priežastinis tas pats pirmasis išjudinimo taškas, tai buvo, kaip pasakyti, Jinas Hoderis tai vadina ritualu, bet mes galim žiūrėti, kad tai bendras pasaulėvaizdžio suvokimas. Tai va, toks įdomus niuansas, bet miestas tapo kažkuo kitu, kaip ir tas Makondas, kai liepia nudažyti ten. Sienas. Jo. Nes turi būti baltai, mėlynai, vėl baltai, vėl mėlynai. Nes ten. Bet atėjo karas, aišku, nes kaipgi be jo. Bet ne tik tai Šatalhujukas tai turėjo. Dažnai kalbėdami apie miestus, apie jų atsiradimą, apie apskritai tą religijos svarbą. Nes dažnai mes dabar, man atrodo, kad pamirštam ir kažkur tai pabėgam nuo tikėjimo, religijos, dvasinių momentų arba juos paverčiam tokiais utilitariais. Arba izoliuotais, individualizuotais, viešai nepropaguojamais, kas yra iš tikrųjų tik tai pastarųjų neilgo laikotarpio, sakykime. Nes šiaip tikėjimas jis yra labiausiai tikriausiai viešas dalykas, koks galėtų būti. Bet čia gal kitai laidai iš tikrųjų. Tęsk. Bet aš norėjau apie Benediktinų vienuolynus. Ir apie jų struktūras. Atsiradusis, irgi dėl labai savotiško dalyko. Netgi, sakyčiau, savotiškai dabar, kai tu kalbėjai apie tai, kad irgi turėjo kaip ir Šatalhujukas, iš esmės tam, kad galėtų egzistuoti vienuolyno bendruomenė, jie turėjo kurti miesto struktūrą, kur būtų labai aišku. Nes, žmogus yra, kaip sakant, gyvas, ne vien Dievo žodžiu. Ir gerai, ir blogai. Bet ir duona, žinai, ne tik siela, bet ir kūnas. Ir todėl turėjo atsirasti tam tikra struktūra, tai yra, kur yra, nežinau, ūkinė dalis, kur yra dvasinė dalis, sakrum profanum, nežinau, tas skirstimas įvairiausias. Ir iš to, nekartą turbūt esi tu apie tai įrašęs ir kalbėjęs, kad būtent iš to ir atsirado ta mums suprantama. Taip, šiuolaikinis miestas jis vis tiek yra labiau ne iš graikų ar romėnų, aš taip, jeigu taip sakyčiau, nebūtinai visi man tai pritartų ir nebūtinai, gal čia požiūrė yra dalykas, bet jis daugiau atsiranda iš viduramžių vienuolynų, mano supratimu, aš taip atsakyčiau. Visa struktūra, kompaktiškumas ir funkcijų tokia integracija, aš nesau, kad to nebuvo Graikijoje, bet jo. Iš viduramžių, iš tamsiųjų viduramžių. Jo, aš čia dabar buvau tokia vienoje, iš tikrųjų toks nukrypimas viduramžiai, iš tikrųjų reiktų padaryti laidelę, kada kitam kartui, nebūtinai kitam kartui, jeigu tęsim tą tradiciją, čia toks nukrypimas iš tikrųjų buvo tokių visai intelektualių, nesakysiu kur, bet buvo tokių visai intelektualesnių žmonių susibūrime. Ir vienas iš tų žmonių sako, kažkas buvo nepadaryta, reiškia, mes ten, sakykime, šnekėjom apie rezultatą kažkieno ir jis sako, tai va šitas to projekto aspektas vis dar lieka tamsiuosiuose viduramžiuose, norint pabrėžti tai, kad tai buvo padaryta blogai arba dar visai nepadaryta. O šitą reikia keisti mąstymą, iš tikrųjų, nes viduramžiai tai buvo intelekto epocha iš tikrųjų. O to tokia, kad žmogus kažko labai geriau negu viduramžiuose nebesugebėjo, mano nuomonė, ir pagalvoti. Sujungia graikus su ateitim, antikas su kuo? Tas ateitį, ar atėjo ta ateitis, su kuria sujungiam. Gerai, tęsim toliau. Tai taip, tai dabar turbūt kalbėjome apie tą miesto panaudojimą, kad iš esmės tai pirmiausia tai buvo mūsų dvasiniai poreikiai, kad miestas atsirado iš dvasinių poreikių, bet po to tapo utilitarus, bet turintis savotišką sąmonę. Mumfordo skirstimą kažkada buvai mane išmokęs, kurį aš jau gal ir primiršau, bet tai yra miesto augimas, didėjimas, mirtis ir pomirtinis. Ir kas svarbiausia, kančia netgi dar prieš mirtį. Nėra taip paprasta, nors labai krikščioniška. Bet iš kitos pusės taip, Šatalhujukas buvo tikriausiai įdomus tuo arba vienuolynai, kurie pasiekė tam tikrą rezultatą, aš taip atsakyčiau, ne?
ir jisai mes galėtume, aišku, viskas dabar yra subjektyvu, nelabai aš galiu pakęsti iš tikrųjų savo gyvenimo subjektyvistiniai toje eroje, bet pasiekia kažką gero, kažko įdomaus, ta prasme, civilizacinių požiūrių vertingo, bet tam, kad ta struktūra galėtų likti ir gyventi, jinai turi transformuotis. Toks, suprantate, ir aš kai pasižiūriu, irgi, sako, reikia tas tokiam gyvenam, jo tokiam biškai religija, mes kaip tą religiją vėl sugrįžtam labai, bet iš tikrųjų negalin, nes viskas jau tos žinios, kurių mums dabar trūkstas, jau yra parašytos, mes tai tiesiog jomis nesinaudojam ir tas yra, kad ta kaita mums yra, kodėl atsiranda tokie dalykai kaip skausmas ir panašiai, sakykime, tai yra tokias kaitos momentas, labai didelės, neįprastos kaitos momentas. Tai istoriniam periode, kai tik kažkokia urbanistinė struktūra pasiekia kažko gero, to tokio tvarumo, o dabar šnekam apie tvarumą, ne? Ta prasme, kažkokio tvarumo, pats laikas, pats žmogus tikriausiai neapsiprasdamas su ta savo tyla, kurios yra pasiekęs ir į kurią taip ilgai ėjęs, jisai pradeda kaitos kažkokius tai aspektus. Ir realiai, jeigu mes dabar pasižiūrėtume, bet kokį, sakykime, miestą didžiulį su funkcijų įvairovę, kurios yra išsisklaidžiusios, aš nekalbu apie konkretų miestą, bet apie tiesiog kažkokį didelį miestą, tai mes matytume, kad tai yra taip dispersiškai išsisklaidžiusios, sakiau, tų anglizmų dabar vengsiu, bet taip scattered, tos dalelės, kurios kokiam nors Čatalhujukė ar kažkokiam Kinijos, sakykime, tvariam civilizacijos mieste, ar benediktinų vienuolijų struktūroje, kurios buvo taip gražiai, tokiam gražiam singuliarume suaustos, ta prasme, gyvos ir tokios apžvelgiamos labai gražiai. Ir mes tą patį turim, mes turim visko daugiau, mums tarsi patogiau, bet tai yra taip išsklaidyta, reiškia. Ką turiu omenyje? Aš turiu omenyje, kad, sakykime, mes tikrai dabar turim daug geresnę sveikatos apsaugą, negu galėjo parūpinti vienuoliai 11 amžiui, kur nors, sakykime, ir tai yra objektyviai tiesa. Bet ar tikrai tada miestas įėjęs į tokį, reiškia, patogumo laipsnį, kad būtent tą visą, sakykime, paslaugą, kurio gaunam, ar, ta prasme, tas visas atidėjimas prie, gerai, čia biškai reikės iškirpti, nes dabar labai sudėtinga mintį vystau, čia biškai reiktų iškirpti. Aš tikrai galvoju, žinai, kas kai mūsų klausai gali atrodyti, kad mes idealizuojam tiek ir savo sprendimą išvažiuoti iš miesto, idealizuojam tiek ir patį kaimą, periferiją, kaimą, Eopolį, kaimų kaimą. Kaimų provaizdį. Taip, tarsi, o čia tai... Kaip ne Juknaičius idealizuojam tą sovietinę gyvenvietę, žinai, ten tokį. Žinau, buvo nuversti pasižiūrėti. Bet tarsi, čia kaime, tai žinai, mes turim ramybę, turim buvimą su savimi, turime tikrumą. O mieste turime bėgimą ir visą kitą. Tai kažkoksai, supranti, kad nėra viskas tik juoda ir balta. Nes elementariai, žinai, mes kai kalbam, ir patys turim vaiką, tai yra tie dalykai, kad reikia ir mokyklos, ko dabar kol kas yra. Kol kas yra, nes o paskui bus gal 1000-mečio mokykla. Taip. Tik tai, kad už 20 kilometrų, bet. Tai žinai, tas momentas, kad reikia ir mokyklos, reikia ir darželio, reikia ir būrelio, galų gale, žinai, galima sakyti, tai norisi ir kavinę nueiti, nežinau, ir dar kažką. Tai be abejo, tu visą laiką, šiais laikais judėjimas nėra sudėtingas, tu visą laiką gali sėsti į automobilį ir nuvažiuoti, bet tada irgi, žinai, kad nesigautų, kad yra centriniai, nežinau, 3 miestai ir kai visi kiti arterijomis ten suvažiuoja ir išvažiuoja. Tai mes nekartą esame kalbėję ir iš tos praktikos, kiek mes turbūt 7 metus esame išvykę iš miesto, kad maži miesteliai yra gerai ir jie tikrai turi milžinišką potencialą, bet ne visą laiką tas potencialas yra išnaudojamas. Pritarčiau iš tikrųjų, nes kažkaip potencialo tikrai daug. To tokio kapitalo labai daug, to tokio, kurio finansiškai iškart nepamatuosi, kaip laikas, ramybė ir panašiai. Aišku, galima, dalis mano darbo buvo kartais tokius dalykus konvertuoti į finansinę išraišką, bet jo, aš manyčiau, kad potencialas yra neaktualizuotas, jis yra primirštas ir dėja to
genotipo gerojo, apie kurį mes čia daug šnekėjom, apie vienuolynus, ten būtų galima kalbėti ne tik apie tą Čalkujuką kaip provaizdį, bet ir Kinijos, ten tokie būdavo miesteliai, civilizacijoje labai įdomus imperatoriaus miesto, kaip tokie ne veidrodiniai, tokias kaip, bet jie ten gyvenimas dar būdavo geresnis negu tam Benžingė ar ten panašiai. Tai dabar, reikia pripažinti, kad visgi sutiksiu su tavim, iš tikrųjų, nors mes dažnai ginčiamės įvairiais klausimais, kad visgi mažas miestas, miestelis, kaimas, kaip mes čia taip buitiškai sakom, yra netekęs daugelio savo gerųjų savybių iš tikrųjų. Ką dėl to galima padaryti? Žinai, man atrodo, vis tiek nebereikalo yra teorija ir praktika, nes galbūt kartais, kai mes praktika eina pirmiau negu teorija, tikrai yra tokių sričių, kur nesinorėtų pirmą praktiškai išmėginti. Nežinau, ar šitą raketą skris, bet pamėginsim ir matysim, žinai, tai vis tiek neblogai, kad eina pirma galbūt kartais ir teorija. Ir man atrodo, mano gilių įsitikinimų ir aš turbūt savo gyvenimu, tai bandau grįsti mūsų gyvenimu, kažkaip tai grįstis, kad yra pora svarbių momentų. Vienas svarbus momentas tai yra tas, kurį mes mėgdavom anksčiau labai naudoti, tai tas principas, tas patogios askezės, kur tas didžiulis perteklius, čia apie tą mano stalą, kurį aš minėjau, kur, žinai, to maisto gali būti kiek nori, 3 stalai prikrauti, burna yra viena ir skrandis yra vienas ir, žinai, ir ką, ir viskas, ir tam kartui tau kiek tilps, tiek tilps. Tai tos patogios askezės gyvenimo patogiai turint tiek, kiek užtenka iš vienos pusės, bet aišku, mes tai galim sakyti, kad ne kiekvienam užtenka skirtingai. Bet pats kertinis momentas, iš kurio turbūt atsirado net ir šitą mūsų visų 3 mintis, galbūt sėstis ir kalbėtis, sėsti ir, nežinau, burti savotišką, žinai, virtualią galbūt net bendruomenę, o gal ir tikrą, kas ten žino, žinai, tai yra prasmės klausimas. Tai yra prasmės klausimas, kur, atsimeni dar senais laikais, kai studijavome tos savo visas menotyras ir kai aš dar ten bakalauro laikais kalbėjau apie tai, kad kai žavėjomės postmodernizmą ir po to kalbėjome apie naująjį nuoširdumą. Arba postmodernizmą, arba ten nežinau, kokių dabar ten yra tų terminų, nes nuo jų aš jau pabėgau. Bet tas momentas, kai, žinai, kai tas prasmių daugis mus atvedė į beprasmybę ir tas vėl iš naujo keliamas dalykas, kad mano gyvenimas turi prasmę. Naujas nuoširdumas nuėjo, žinai, tą linkmę, kad tuo metu ėjo tą linkmę, kad ta prasmė tarsi apsibrėžė labai paprastais dalykais ir tai labai perėjo į tokį egocentrizmą, žinai, kad viskas, ką aš darau, yra svarbu ir prasminga. Arba tai, žinai, visi tie mėgstami memai internetuose, kur maždaug ten, žinai, žuvis yra labai gera plaukikė, bet jeigu jie virsi lipti į medį, tai jinai tada nepritaps ir taip toliau. Bet aš turbūt kalbu apie elementarų ne tik tai turėti, bet ir būti klausimą, nes mieste gali labai daug turėti, kaime gali labai daug būti, bet kažkaip šitie dalykai turėtų dėrėti tarpusavyje. Jo, turėtų dėrėti ir toje. Visgi, sakyčiau, kad viena tokių, jeigu taip iš tokio labiau urbanistinio požiūrio taško, žvelgiant tai periferijos arba, sakykime, jeigu šnekant nuo tokių tikrai mažų miestelių, kuriam mes dabar esam šiuo metu ir kurių dar daug yra Lietuvoje iš tikrųjų, tokių gal biškį nykstančių, iki mažų miestų, kaip Raseiniai mažas miestas, Rokiškis mažas miestas, tai problema yra miestiškumo trūkumas, nes dabar mes, supranti, pradėjome tai, kad čia mes, viskas vyko, žinai, rojaus sode, Adomas, paskui brol žudystė ir tada atsiranda miestas ir kaip čia viskas blogai. Bet vėlgi tai ir krikščioniška išganimo istorija prasideda rojaus sode, o baigėsi mieste, Naujojoje Jeruzalėje, kas yra miestas. Tai bet miestas jis ten kitokiom irgi, kad jau jis ir sąmonės nuostata, bet ir fiziniai dalykai kartu, ir sąmonė, ir pasąmonė, ir mistika, ir visiška realybė. Tai aš sakyčiau, kad dabartinis fundamentalus yra uždavinys tokių vietovių kaip Šiluva, Viduklė, Šiluva, Raseiniai. Tai yra iš tikrųjų miestiškumo siekis. Kaip tai atrodytų be paradoksaliai, jeigu mes taip tarsi nebyliai įsivardinom savo tokį
genotipą, kas yra geras miestas. Pradėjom nuo Čatalhujūko. Nu, tai jis nėra toks, bet mes kalbam apie prototipą, apie genotipą, apie tai, kas užduoda, apie gal šiokį tokį miestiškąjį pastovumą. Mes sakiau, kad kaita blogai, o pastovumas gerai. Daug kas su manim nesutiktų, bet, nu, jeigu, bet nesileisim dabar į tas diskusijas taip labai giliai. Tai dabar tikriausiai Raseiniai arba Viduklė, mano suvokimu, yra geresniai startiniai pozicijoje negu Vilnius ar Kaunas, einant link to provaizdžio miesto, žinai, nu to tokio siektino, kur tau visko kaip ir užtenka, kaip tu sakai, patogia askezė, bet nėra nieko ir per daug. Žinai, kad paskui kaip Romos laikais nereiktų burna viena, tu sakei, nes skrandis irgi vienas, stalų daug, maisto daug, bet yra būdavo, tai žinai, su plunksnos galiuku ten. Įsikiši burną ir tą patį skrandį panaudoji daug kartų. Tai kad neprieiti prie to, kas iš tikrųjų turėjo labai skaudžias pasiekmes vakarų civilizacijai ilgam laikui. Nu, tai buvo susiję ir su karais, ir su kinetiniais konfliktais, reiškiasi. Tai va dabar čia tai yra patogioj strateginiai situacijai tie mažesni miestai, kad va išvengti tokio, nu vis tiek mūsų civilizacija reikia, nesinori čia būti tokiu. Čia mes apie geras gal daugiau biškio emocijas vis tiek turėtų būti tas mūsų pasikalbėjimas, bet nu, mūsų civilizacijos ateitis, jinai nėra savaime suprantama, kad bus. Tai vat, nu čia aišku, nutolomės, tiesą sakant, nuo to tokio periferija centras, mažas didelis, urbanizuota, mažiau urbanizuota. Jo, gyvenimas turbūt irgi nėra toksai, žinai, vienpusiškas ir vienašališkas. Jame irgi reikia tiek to, tiek šviesaus, tiek tamsaus. Aš, pavyzdžiui, vis tiek norėčiau, kad, sakykime, aišku, dabar architektūra ir urbanistika labai užvaldė statybą, tą blogąją prasme, nes nu, mes statom ne miestus, o mes statom daugiabučius arba geriausiu atveju mes statom kvartalą, bet mes nebestatom miesto. Nu, tai tikriausiai dėl įstatymų sudėtingumo, čia kaip Makondė, kur pradėjom, dabar reikia ne geltonai, mėlynai, ten liepia valdžia dažyti. Tai tas mane šiek tiek veikia, nes net ir architektui genialiam ar mažiau genialiam, bet pasireikšti jo kūrybiškumui yra sudėtinga, nu, sakykime, tokiam sąlygom. Bet aš norėčiau, kad būtų daugiau miestų, daugiau intensyvumo urbanistinio, to tokio banaliai šnekant, kad būtų užstatymas kažkiek tankesnis, nereiškia aukštesnis, bet tankesnis, daugiau funkcijų būtų ir panašiai. To norėtųsi. To patogiai jaukaus gyvenimo. Jo, bet aš manau, kad va ta riba, kur jau užtenka, kas gali pasakyti, kai jau užtenka, bet tai yra, nu, kai žmogus gali miestą į savo gyvenvietę suvokti kaip vientisą. Nu, ta prasme, vienas centras, vienas bokštas, vienas, reiškiasi, kažkoks suburb, priemiestis, dar kažkas, kur tu aiškiai žinai. Didelė mieste, ypatingai, na, Lietuvoje gal mažiau, bet didelė mieste tu nežinai, kur centras, kuris stotis yra, kuri, žinai, turiu omeny didelės tos stotis. Atsimeni, kaip Madride nesugebėjom išeiti iš metro stoties. Ir arba kaip nesugebėjom. Arba, nu, tai gerai, kad, bet, kaip pasakyti, arba kai bandėm metro biletėlį nusipirkti ir niekaip nepavyko, nors kaip ir ispaniškai visai neblogai moku, bet mes tas automatas buvo tiesiog traukinio tarp miestinio bilietų nusipirkimui. Bet tai, nu, tai yra dalykas, nu, paprastas, bet, nu, gali sakyti, kad čia mes kaimiečiai ir nesugebam tiesiog. Gal tai ir tiesos yra. Kur kaimiečiai Las Vegase, ne? Jo, ir Beverlyje. Ten buvo labai patiko man tas filmas, tarkim, kai buvo mažas kaimiečiai. Jo, kaimiečiai Beverlyje. Ten, jo. Tai, supranti, bet tai yra, nu, tam tikras jo, nes, vat, mano toks kolega, labai gerbiu iš tikrųjų tą žmogų, Kęstutis Zaleckis yra rašęs labai gražų, labai seniai, gal 15 metų atgal tekstą apie miestas kaip tekstas ir miestas kaip hipertekstas. Ir tam tikra prasme tas hipertekstas, kai visko yra labai daug, tai gerai, tu skaitai, tau atveria kažkokias tai neuronų naujas jungtis, bet, nu, kada, vat, vėlgi, kada tos plėtros gana, kada tos urbanizacijos gana. Ir kai tu manęs užklausė apie Lewisą Mumfordą iš tikrųjų, kai aš sakiau, kad ne tik tai mirti miesto, reiškia tikslas, bet dar ir kentėti, tai jisai rašė, kad kiekvieno miesto neišvengiamas tas, būtent jis 20 amžiuje apie tai šnekėjo, jeigu reiškia nesikeis tendencijos, urbanizacijos ir, nu, socialinės, ekonominės, tai miestas galiausiai iš megapolio tampa megalopoliu, tokiu pasauliniu, tai mes dabar tam ir gyvenam pasaulinė mieste iš tikrųjų, nes mes galim nuskristi per ten, vat, iš vienos Europos galo į kitą per 4 valandas.
Bet iš megalopolio, to didelio miesto, jis tampa tiranopoliu, reiškia, terrorizuojančiu savo žmonės miesto ir galiausiai nekropoliu. Na, kaip pasakyti, viskas, visi geri dalykai kada baigėsi, nėra čia kažką. Tai nebūtinai, žinai, yra kažkas labai tragiško. Nekartą tu esi pasakos man apie tos, net savotiškai lyginęs mūsų indėnų gentimi viena, ne? Ne viena, aš dabar nepasakyčiau kuri, bet jo, aš žinau apie ką. Tu kalbėjai apie tos Šiaurės Amerikos kai kurias gentis, kur pasiekdavo aukštą civilizacijos lygį. Sąlyginai jie nepastatydavo ten miestų su dangoraižiais, bet turėjo tuos dalykus kaip teisinė kažkokia sistema, kuri buvo grįsta ne jų tų totemų ir tabų principų, ritualų, bet jau jinai buvo tokia kaip, grindžiama privačios nuosavybės, tokiais, kur ir mes turim jau tokiais fundamentaliais. Tai jie, būdavo pasiekdavo tą aukštesnį kai kurios, ne visi, ir nebūtinai visa ta gentis, bet sakydavo, stop, mes pasiekėm labai daug, tai griauna, dėl ko mes apskritai gyvenam, reiškia, tam visam, kodėl, mūsų egzistencijos tikslas, jis jau nebeturi prasmės, taip gal patogu, bet pats egzistencijos tikslas, dėl ko mes visą tai pasiekėm, jo jau nebeliko, jis kažkur liko seniai. Ir tam tikri, ar visa gentis, ar dalis jos, didesnė ar mažesnė, ir tai nėra vienas atvejis, aprašant antropologai šitą labai nagrinėja, grįždavo į senesnį gyvenimo būdą, pavyzdžiui, atsisakydavo žemdirbystės ir gyvulininkystės ir grįždavo į medžioklę rankiojimą. Ir ką tai reikšdavo iš tikrųjų, kadangi, akivaizdu, kad žemdirbystė ir gyvulininkystė gali pramaitinti daug didesnį kiekį žmonių negu, tas rankiojimas, rinkimas. Tai, kai kuriuom gentim tai tapdavo jų egzistencijos, fizinės egzistencijos pabaiga, bet žmogus jokių būdų nepropaguoja jokių čia absoliučiai tokių, pilėniškų veiksmų, bet tai yra tam tikra prasme regresas kaip toks irgi yra raidos forma, apie kurią dabar kaip ir nešnekam, bet yra lygiai tokia pat legitimi raidos forma ir tam tikra prasme, tam tikruos istoriniuose civilizacijų laikotarpiuose įnešusi didelės jėgos. Čia vėl grįžtam prie to pačio ir Beresnevičiaus, nuo ko ir pradėjau. Aš galvoju, tu kalbėjai apie Beresnevičių, aš tai pabaigai tokį, nes turbūt vis tiek ateity galbūt dar kalbėsim apie kūrybiškumą, kurio kaip niekad turbūt trūksta mūsų kūrybos visuomenėje, bet ir apskritai apie kultūrą ir įvairiausius niuansus, bet tai, ką tu man pasakoji, aš galvoju, net bendrąja prasme, net žiūrėdama, šiuolaikinius mūsų portalus, dienraščius, sekdama ten, kai tam tikrus, matydama ten įrašus kokius nors socialiniuose tinkluose. Iš tikrųjų, tai irgi nėra toks kažkoks masinis, nevyksta tas tautų kraustymasis, maždaug dabar visas miestas persikrausto į kaimą ir tada tas kaimas vėl tampa miestu, bet kiek daug yra tokios tendencijos, kada jauni žmonės, iš tikrųjų pakankamai jaunos šeimos ir kiek kartų yra, kiek tokių istorijų, bent jau, kiek skaitai, aš statistikos nevedžiau, čia tebūnė sociologų atributas, bet tas toksai, kad, nuovargis, didžiulis nuovargis nuo miesto, didžiulis, nuo to tiranopolio, galbūt netgi savotiško, jisai atveda į periferiją, į kaimą ir atveda tenais irgi nebūtinai kurti kažkokių tai, programavimo kodų, bet užsiimti ten ekologišką kokią nors žemdirbystę, kur iš esmės tai yra grįžimas, dabar mes tai vadinam progresu, bet iš kitos pusės tai yra toks tarsi grįžimas prie pirminio kažkokio dalyko. Tai, kad mes kuo mažiau trąšų naudot, natūralesnės priemonės, sodint, sėt, rinkt ir panašiai, auginti savo. Vienas keisčiausių, kur to pasakos įmonės, sakau, kad ten rabarbarų laukus augina ir aš, kam tie rabarbarų laukai, man iš vis atrodo, tas nesuprantamas dalykas, ką daryti su lauku rabarbarų, Bet turiu omeny, kad atrodo tos jaunos šeimos, kur turėtų dabar labiausiai trokšti miesto, visų privilegijų, kurias tai gali paimti, staiga irgi sako, stop, dabar mes pargrįšim truputėlį atgal. Bet įdomu būtų taip pat, dabar mes taip pasvarstam, nes tokių atvejų žinom savo aplinkoje nemažai, bet iš tikrųjų labai įdomu būtų tokią statistiką pasižiūrėti, kita vertus vėlgi tas toksai koreliuoja su... Vėlgi, ta problema vis tiek išlieka, tas mažų miestų miestietiškėjimo klausimas, nes vėlgi, nors aš labai gražiai, poetiškai mes čia aptarėm tos antropologinius Šiaurės Amerikos kai kurių indėnų genčių, tuos grįžimo momentus,
Bet en masė, reiškia, masiškai šitas dalykas, nu, jisai neįmanomas, ta prasme, nu, ne tiek kažkas gerai, kad rado nišą rabarbarą auginti, bet tikriausiai man tai per daug tas dalykas neįsivaizduojama, kaip jį paversti, reiškia, kažkokio pragyvenimo, nu, sakykime, šaltinių ir panašiai. Tai čia aš vis tiek manau, kad yra balansas kažkoksai iš tikrųjų. Kurio šiuo metu turbūt nėra, nes vis tiek daugiau išvažiuoja, negu atvažiuoja. Čia jo, kažkaip nenorėčiau spekuliuoti, dabar galvoju, reikėtų pasižiūrėti, jeigu darysim kitą laidą, pasižiūrėti, sakykime, kažkokią tai statistiką gal prieinamą ir pradėti laidą kitą nuo būtent po tokio pasitikrinimo. Bet šiaip, jo, aš manau, kad tas toksai didelio mažo miesto, tas kaip pasakyti, nu, balansas, jisai turėtų likti ir tos miestiškųjų funkcijų, nereiktų bijoti prisimti ir Vidukliai, Šiluvai, Eršvilkui ar Raseiniam, Kėdainiam. Tai patiem Raseiniam. Jo, bet miestiško aš turiu omeny, būtent tokios gražios funkcijų įvairovės, ne tik tai, kas yra dabar ta miestiška funkcija, ar tai yra fabrikas, ar tai yra ofisas. Bet tikriausiai visą tai, nu, po truputį kažkaip, nu, čia kiekviena vieta, aišku, jau jo, čia negali kiekvienos vietos suprojektuoti kaip kokių Juknaičių tarybiniais, sovietiniais tarybiniais laikais, nes, nu, tai tada gaunasi tokia, bet to identiteto paieškos, aš manau, kad būtent turėtų ir politikai, ir vietos, sakykime, žmonės, kurie turi kažkokią daugiau tos ar įtakos, ar dar kažką burtis į tos tokius, nu, ir tos tokius ateities sąjūdžius mažus ir galvoti apie tą tokį, kad... Apie vietos identitetą, ar kitą vietą sukurti ir atskleisti. Jo, ir tai nebūtinai turi būti kiekvienos vietos užduotis, ten super high tech, ar ten super high added value. Jo, kai kurie gali... Vėl tai anglizmai, labai atsiprašau. Jo, kai kurie gali auginti rabarbarą laukus. Jo, kažkas, tai tas gali būti ir labai paprastas dalykas, bet iš tikrųjų miestiškumas, galimybė atsigerti kavos rytais, dar, nu, tokie paprasti dalykai, to šiek tiek vis tiek to judėjimo reikia. Tai turbūt svarbu yra tai, kad maži miesteliai atrastų savo identitetą, kaimai atrastų savo identitetą. Jo, ir nebijotų šiek tiek miestiškumo, šiek tiek perkelti gerosios mūsų paveldo patirties, ne fizinio ten kažkokur, žinant iš okupacijų periodą, bet būtent to know-how, žinojimo, kaip daryti, autentiškumo. Tai, kad tu minėjai Getnerio apskritai, žinai, sukurti kažką tai savo. Jo, kaip, pavyzdžiui, taip, Jurgis Getneris labai gražiai įstrakė. Lietuviška etninė urbanistika, nelabai yra toks terminas, bet būtent jis turėjo galvoti, kaip lietuviai statydavo savo sodybas, gatves ir panašiai. Tai buvo labai geras dalykas ir aš tiesą sakant 110% kaip koks sportininkas sutinku su tuo, bet jis taip pat sakė, kad nepavyko to perkelti, to žinojimo, kaip gražiai, koherentiškai, tvariai formuoti erdvę į profesionalią urbanistiką. Kažkiek pavyko, kažkiek ne. Tarpukario Kaune iš tikrųjų buvo gerų dalykų padaryta, bet dabar mes nebestatom miestų, mes nebestatom miestelį, mes statom tik paskirus namus. Tas yra tokia problema. Ir dėl šitokių tendencijų ir tie maži miesteliai to savo identiteto negali iš naujo atrasti. Kaip bebūtų paveldas paveldu, bet kiekvienam laikmečiui reikalinga iš naujo pakartot savo identitetą, tikriausiai skirtingomis formalios išraiškos priemonėmis. Kaip ir kiekvienai vietai. Nors Lietuva maža, bet kiekviena, vis tiek ta savivaldybė, nežinau, rajonas, tai vis tiek turi vienokį ir kitokį savo identitetą, kuris tikrai negali apsiriboti tik tai, nežinau, patogus gyventi. Patogus gyventi turbūt nėra identitetas. Tai čia toks savaime suprantama tikriausiai. Tai tikrai kažkaip maloniai visai pasišnekėjom, apriepėm temų nuo Švento rašto iki Gabrielio Garcia Markeso aprašyto Makondo miesto, kuris, tiesą sakant, išgyveno visus Liuiso Mumfordo etapus, tą gimimą, Eopolį, tokį gražų, tą augimą, tą tokį jau valdžios institucijų kišimas ir mirtį iš tikrųjų. Pasaulis iš kaimo. Silvija, Kastytis ir ten Giedrius. Iki kitų kartų. Iki kitų kartų.